Sveiki. Pakalbėkime apie Kaizen, praktinį Lean sistemos instrumentą, kaip Lean įmonėse atliekamas nuolatinis tobulėjimas, kokia yra tobulėjimo praktika. Kaizen yra japoniškas žodis, sudarytas iš dviejų prasmių, tai yra keisti ir gerinti. Kaizen tai nuolatinio tobulėjimo veikla, kai mes permastome, analizuojame ir keičiame esamą situaciją į naują, į geresnę. Be abejo, Kaizenui galima buvo sugalvoti ir paprastesnį, labiau tradicinį terminą, kaip komandinis tobulėjimo darbas. Tačiau Kaizen japoniškas terminas paliktas ne veltui. Kaizen yra labai svarbus instrumentas ir labai svarbi pagarba šiam instrumentui. Palyginkime Lean tobulėjimą su tradicinio procesų tobulinimo keliu. Kuo skiriasi Lean nuo tradicinio problemų sprendimo? Taigi, tradiciniai sistemoje visų pirma mes stengiamės išvengti problemų, jų nematyti. O jeigu jau problema atsitiko, mes ieškome kaltųjų dėl problemos, mes norime kažką nubausti. Tokiu būdu mes norime fokusuotis į rezultatą, kad problemos pasiekmių pačios problemos kuo greičiau neliktų, nurodinėjame darbuotojams, kokius sprendimus reikia atlikti, kokius darbus atlikti ir atsakymą siūlome kuo greičiau, tuo jau pat šokome prie sprendimo. Mes siekiame iš tikro rezultato, apeidami kliūtis, apeidami problemas ir mes siekiame ne tiek problemos sprendimo, kiek kuo greitesnio problemos pasiekmių likvidavimo, nepaisant to, kiek mums tas likvidavimas kainuos. Tuo tarpu Lean sistema elgiasi visiškai kitaip. Lean ieško, kur yra ta problema. Lean ieško problemų, norėdama jas likviduoti. Ir Lean niekada nekaltina, žmonių nekaltina, nes mano, kad priežastis yra pačiame procese. Lean fokusuojasi į proceso gerinimą, o darbuotojai patys ieško problemų sprendimo. Labai svarbu, kad darbuotojai ieško problemos priežasčių. Ieškodami problemos priežasčių ir jas pašalindami, mes ateityje su ta problema greičiausiai išvis nesusidursime. Ir nuosekliai šalindami švaistymus, mes vykdome tobulinimo veiklą. Kaip tik čia ir yra Kaizeno užduotis. Atvirumas tobulėjimui yra labai svarbus Lean kultūros komponentas. Lean kultūroje dėl problemų nėra kaltinamas asmuo ir tokiu būdu yra sukuriama atvirumo kultūra. Problema yra mūsų galimybė tobulėti ir mes ieškome problemos sprendimo, o ne kaltininko. Mes žinome, kad pašalinę problemą mes tapsime geresni. Mes stengiamės, kad žmonės neužimtų gynybinių pozicijų iš anksto, jie nieko neslėptų. Kai problemos tampa matomomis, tai jos gali būti išspręstos. Ir matomomis problemos tampa tada, kai žmonės mumis pasitikė. Žmonės, darbuotojai pasitikė savo vadovais, kad jie nebus apkaltinti. Tokiu būdu labai logiškas yra pasakymas, problemos yra auksas. Problemų šalinimas yra mūsų tobulėjimo kelias, o problemų matymas yra tai, ko mes siekiame. Atvirumas problemams sukuria atvirumą ir Kaizen sprendimams, nes tarp funkcinės komandos, kurios dirba su problemomis, jos nebijo išnešti šiukšlių iš namų, jos nebijo būti apkaltintos ir jos nebijo rasti pačią pagrindinę priežastį, jos ieško pagrindinės svarbiausios priežasties, jos nebijo rasti savų klaidų, o tuo pačiu jos nebijo rasti vadovų, viršininkų klaidų. Atvirumas labai daug duoda. Kaizen metodas yra praktiškas, jisai išsprendžia konkrečią problemą, jis yra terminuotas, nes turi būti pradėtas ir pabaigtas per užduotą laiką, o laikas leidžiamas yra nuo 1 iki 5 dienų. Kaizenas yra tipiškai struktūruotas, turi nuoseklius atlikimo žingsnius, jisai pagrįstas moksliniu metodu, plan, do, check, act, arba planuoti, bandyti, tikrinti, veikti. Jis yra aprūpintas Lean instrumentais, paruoštas veikimui. Ir problemų sprendimas tai yra kuriamos vertės didinamas nuosekliai šalinant vertės nekuriantį darbą arba švaistymus.
Čia mums svarbu užmesti akį, kasgi yra tie švaistymai. Lean apibrėžia, kada kuriama vertė ir kas yra švaistymai. Vertė yra kuriama, jeigu rezultatas yra svarbus klientui ir išorinis klientas sutinka už jį mokėti. Jeigu informacija arba materija, su kuria dirbame, keičia formą arba savybės ir jeigu darbas atliekamas kokybiškai iš pirmo karto. Jei procesas netenkina nors vienos iš šitų sąlygų, mes turime resursų švaistymą, mes turime švaistymus. Ir Lean taip pat apibrėžia 7 pagrindinius švaistymo šaltinius. Tai yra defektai, perteklinė gamyba, transportavimas, laukimas, atsargos, žmogaus judesiai, perteklinis apdorojimas. Šie švaistymo šaltiniai yra objektas, su kuriais dirba Kaizen komanda ir jie yra Kaizen metodikos dalis. Visų pirma, kaip ruošiamasi Kaizen. Kaizen starte labai svarbi yra vadovų rolė. Vadovai priima sprendimą dėl Kaizen vykdymo, nes vadovai yra įgalioti skirti resursus Kaizen atlikimui. Reikia nepamiršti, kad Kaizen yra pakankamai svarbus darbas ir jisai pakankamai esmingai pakeičia procesus. Jam yra skiriami pakankamai svarbus resursai. Taigi, vadovai yra įgalioti šios resursus skirti ir jie yra įgalioti numatyti, kada procesas turi būti keičiamas. Visų pirma, vadovai turi pasiruošti Kaizen, jie turi įvertinti Kaizen apimtį. Reikia apibūdinti esamą situaciją, nors ir nebūtinai labai detaliai, kiekybiškai įvertinant problemos pasekmes ir įvertinant aplinkybės, kurios tą problemą sąlygoja. Tada vadovai turi suburti dalyvių tarp funkcinę komandą, nuo 5 iki 7 dalyvių, ir nustatyti tai komandai užduotį, nustatyti darbo tikslą. Reikia įvertinti, ar reikės pagalbinių resursų Kaizen atlikimui, kaip kitų padalinių įsitraukimo, ir reikia nustatyti Kaizen trukmę. Reikia nustatyti užduotį, kada šis darbas turi būti atliktas. Problemos ir pasiekmių supratimas iš vadovybės pusės turi būti pakankamas, kad galėtų konkretizuoti situaciją ir nustatyti Kaizen struktūrą. Vadovai išleidžia Kaizen į gyvenimą. Kaizen užduotis turėtų būti viena, konkreti ir ambicinga. Kaizen komanda ją turi vykdyti per Kaizen atlikimui skirtą laiką ir laikas turi būti labai konkretizuotas. Negalima nurodyti problemos sprendimo būdo. Vadovai neturi užduoti komandai savo nuorodų. Jie turi užduoti tik tai kryptį. Kaizen komanda pati ras problemos sprendimą. Ir tipinės Kaizen užduotis gali būti tokios. Pavyzdžiui, sutrumpinti atlikimo laiką, vadinamą lead time, kažkiek tai procentų ar kažkiek valandų minučių, sumažinti nebaigtos gamybos atsargas, žaliavų atsargas, sumažinti broko kiekį, sumažinti operacijai reikalingus resursus, darbuotojų skaičių, sutrumpinti atsargų vidinio transportavimo atstumus viduje įmonės ir panašiai. Kuo konkretesnė yra Kaizen užduotis, tuo labiau fokusuotai Kaizen komanda galės prie jos dirbti. Kaizen komanda. Kaizen komanda turi būti tarp funkcinė, nes šiam darbui atlikti mums reikalingas platus žinių ir įgūdžių laukas. Turi būti daug funkcinių patirčių. Tam, kad mes galėtume rasti gerą sprendimą, reikalingas inovatyvumas. Mes siekiame naujo požiūrio į situaciją, kad būtų rastas naujas sprendimas. Sprendimus visą laiką reikia tikrinti čia ir dabar. Reikia juos įgyvendinti vietoje ir nėra laiko ieškoti pagalbos. Tuo tarpu labai dažnas gali būti siauro specialisto poreikis, kaip IT, automatininko ar finansininko patarimai ir panašiai. Labai svarbus yra komandos vadovas, jisai sutelkia komandą ir atsako už visą komandos atliktą rezultatą. Ir komanda visą laiką bendrauja su proceso savininku arba to proceso vadovu, kuriame ir yra sprendžiama problema.
Labai pravartu, kad kaizeną prižiūrėtų metodinis vadovas arba lean mokytojas, nes komandai yra svarbu žinoti lean logiką, lean instrumentus, labai dažnai kaizenai pradedami nuo lean mokymų. Gali būti reikalingi lean mokymai pritaikyti prie konkrečios problemos ir pritaikyti prie konkrečios situacijos. Labai svarbu išlaikyti sprendimo nuoseklumą, konkretumą, atskirti neesminę informaciją nuo pagrindinės ir pasiekti pagrindinės problemos priežastį. Tam reikia metodinio pasiruošimo. Kaip atliekamas kaizen komandos darbas? Kaizen komanda turėtų dedikuoti visą savo laiką tik kaizen darbui. Tas periodas, kuris numatyta kaizenui, turi būti skirtas tik kaizenui. Turi būti išanalizuota situacija, turi būti išbandyti sprendimai tos situacijos pataisimui, laikantis A3 problemos sprendimo eiliškumo ir logikos. Reikia remtis faktais, reikia eiti į gembą, reikia vadovautis vertės kūrimo principų, atsižvelgiant į visus 7 švaistymo šaltinius, juos mes ir stengiamės pašalinti. Reikia naudoti lean arsenalo įrankius, nes lean čia kiekvienai problemai turi savus metodus. Kai diegiami kaizen sprendimai, reikia juos suderinti su suinteresuotais asmenimis, nes jų darbus, jų procesus šie sprendimai pakeis. Reikia sekti, ar gautas rezultatas atitinka lūkesčius, kuriuos mes uždavėme kaizen starte. Reikia apžvelgti kaizen patirtį, ko pasimokėme, nes kaizenas bus ir dar vienas, ir kaizenas yra galimybė mums tobulėti. Turi būti pabaigti visi darbai iki pat galo. Ar tai sukurta nauja proceso eiga, ar naujas įrengimų išdėstymas, ar standartizuoto darbo instrukcijos paruoštos, ar atlikti darbuotojų mokymai ir panašiai. Yra siekiama, kad pabaigus kaizeną pasibaigtų ir problema. Daugiau nereikėtų prie jos sugrįžti. Šiek tiek apie kaizeno eigą. Be abejo, gyvenimas yra toks įvairus, kad problemų daugybė neleidžia jų konkretizuoti. Mes kažin ar galėtume pasakyti, kaip spręsti konkrečias problemas konkretaus kaizeno būdu. Tai yra praktika ir tą praktiką reikia pasiekti patiems besimokantiesiems. Tuo tarpu čia mes pabandysime pateikti bendruosius principus ir kai kurias įžvalgas, kurios padės užeiti ant kelio, padės surasti sprendimus ir jų įgyvendinimo būdus. Visų pirma, situacija. Situacijos stebėjimas gemboje yra esminis komponentas, nes kiekvienas komandos narys turi pats suprasti visas nagrinėjimo proceso detalės. Komandos nariai turi savarankiškai išsiaiškinti, dėl ko stebimas procesas yra toks, koks jisai yra. Ir čia nereikia gailėti laiko darbo proceso stebėjimui. Tai yra svarbiausia kaizen dalis. Supratimas yra svarbiausias. Reikia išsiaiškinti kiekvienos operacijos paskirtį, dėl ko ji yra tokia ir kam ji yra skirta, kokią vertę jį sukuria. Reikia matuoti konkretiką, matuoti laiką, kiekį, atstumus, pakartojimus, stabdymus, klaidas ir panašiai. Reikia atskirti vertę kuriantį darbą nuo švaistymų. Ir čia prisiminkime visus 7 švaistymo šaltinius. Stebint gembą padeda stebėjimo lapai. Reikia fiksuoti stebėjimo lapus į specialią formą, rašant pastabus ir matavimus į stebėjimo lapą. Jeigu operacijų atlikimas varijuoja, yra naudojami skirtingi resursai, skirtingas atlikimo būdas, skirtinga trukmė, reikėtų tas operacijas visas išmatuoti ir nurodyti operacijų variacijas. Reikia braižyti darbo zonos schemą ir operatorių judėjimą, vadinamą spageti diagramą, tam, kad mes praktiškai pavaizduotume, vizualizuotume, kiek judesių pareikalauja mūsų darbo atlikimas. Reikia matuoti nebaigtos gamybos atsargas, žaliavų atsargos, kaip jos juda, kur jos guli, kur jos keliauja, kiek laiko perkeliamos. Ir reikia nepamiršti, kad laukimas,
tame tarpe besiaiškinant užduotį ar besiginčijant su kolega dėl geresnio darbų atlikimo, yra švaistymas. Situacijos analizė. Stebėjimas sukuria galimybę situaciją išanalizuoti kolektyviniu būdu. Situacijos analizė yra visos komandos kolektyvinis darbas, kai kiekvienas komandos narys pateikia savo pastabas iš gembos. Bendrai komandiškai reikia padaryti stebėto proceso srauto diagramą arba flowchartą ir prie jo pažymint visas pastabas pateiktas apie gembą. Pastabos žymimos prie konkrečių operacijų, prie konkrečių etapų. Reikia pažymėti duomenų svyravimo ribas, nes tai įrodo kintamumą, tai įrodo problemos buvimą. Reikia pažymėti vertę kuriančius ir vertės nekuriančius žingsnius, nes su vertės nekuriančiais žingsniais mes norėsime toliau dirbti. Reikia užsiduoti savo klausimus, kokios vertės nekuriančių žingsnių priežastys, dėl ko jie yra tokie. Čia mums labai padės 5 kodėl būdas. Reikia nagrinėti operatorių spageti diagramas, galvojant, kaip mes galėtume sutrumpinti vaikščiojimą. Vaikščiojimas yra švaistymas, resurso naudojimas. Ir jeigu diskusijoje mes pritrūkome duomenų ir konkrečių faktų, mes nežinome, kaip atsakyti į klausimus, mums reikia formuluoti naują stebėjimo užduotį ir pakartotinai eiti į gembą. Nepasivarginkime, nepasikliaukime apibendrintais pasakojimais arba spėjimais. Gaukime faktus iš pačios gembos. Kiekvienas komandos narys turi matyti ir suprasti analizės išvadas, jisai turi turėti savo asmeninę nuomonę apie šitą procesą. Tokiu būdu mes turėsime patį efektyviausią problemų sprendimo būdą komandinį. Galimi 4 švaistymo mažinimo principai, kaip 4 patarimai, kaip mums sumažinti švaistymus. Galime pasižiūrėti, ar įmanoma eliminuoti, pašalinti nebūtinas operacijos, kurias mes identifikuojame kaip švaistymus. Pažiūrėkime, ar mes kai kurias operacijas galime sujungti, kad geriau panaudotume darbo resursus, kad sukurtume srautą tarp atskirų operacijų. Pabandykime pakeisti operacijų eiliškumą, galbūt tada mes galėsime kai ką pašalinti arba geriau panaudoti resursus. Pasižiūrėkime, ar mums nepavyks darbo atlikimo būdo supaprastinti, išvalant jį nuo nereikalingų veiksmų, arba jį vizualizuojant, darant geriau suprantamu, arba standartizuojant atskirus etapus. Čia galimi tokie patarimai, į ką žiūrėti, kai mes ieškome, kaip pašalinti švaistymus iš proceso. Užsiduokime savo klausimus, kaip panaikinti vertės nekuriantį žingsnį. Ką mes turėtume atlikti, kad štai šito konkretaus vertės nekuriančio žingsnio nebūtų. Kaip procesą pagreitinti. Užsiduokime klausimą, ar yra procese laukimo. Ar galime kai kurios darbus atlikti lygiagrečiai, kad bendra proceso trukmė sutrumpėtų. Kaip sumažinti žaliavų ar nebaigtos gamybos atsargas. Galbūt šios atsargos rodo, kad atskiri žingsniai yra nepatikimi, įrengimai genda, arba turime daug broko, arba turime didelės variacijas ir dėl to mes sukaupėme atsargas. Pasižiūrėkime, ar mes galime suvienodinti atskirų operacijų ar atskirų žingsnių greitį. Galbūt mes turime nesuderintus įrengimų našumus, galbūt mes turime nesuderintus darbų krūvius, kuriuos išlyginus srautas suvienodėtų ir pagreitėtų. Pasižiūrėkime, ar mes galime priartinti atskiras darbo stotis, atskirus įrengimus. Galbūt mes galime apjungti darbus į vieną, kad nereikėtų darbo stabdyti, o po to nebaigtos gamybos pernešti prie kitos darbo stoties. Pasižiūrėkime, galbūt vienas žmogus gali prižiūrėti kelis įrengimus. Galbūt nėra būtina operatoriui stebėti įrengimo, kada įrengimas dirba. Arba dėl ko operatorius stebi įrengimą. Galbūt įrengimas nėra patikimas ir duoda broką. Pasižiūrėkime, kaip galėtume perduoti aprūpinimą žaliavomis ir pagalbinėmis priemonėmis atskiram dedikuotam žmogui, vidiniam logistui. Tada operatoriai galėtų atlikti pagrindinį darbų srautą nuosekliau ir sklandžiau.
Kiekvienas iš atsakymų, kiekvienas pasiūlymas turėtų būti formuluojamas formate, ko reikia, kad procesas pasikeistų tokiu būdu. Mes žinome, ką mes norime pasiekti, tai kągi mes turėtume atlikti. Tipiškai kaizeno ir diskusijų pasekoje mes turime daug sprendimų, daug pasiūlymų ir juos mums tikslinga sureitinguoti į svarbesnius ir lengviau įgyvendinamus ir mažiau svarbius arba sudėtingiau įgyvendinamus. Pasiūlymų sprendimo reitingavimas mums padės atrinkti, kuriuos pasiūlymus mes norėsime įgyvendinti visų pirma. Visų pirma, mes norėsime įgyvendinti lengvai įgyvendinamus arba mažai resursų reikalaujančius ir didelio efektyvumo, didelį efektą duodančius pasiūlymus. Šiuo atveju schemoje tai yra žalio kvadrato sprendimai. Šie sprendimai turi būti aptarti su proceso savininku. Proceso savininkas turi pateikti savo nuomonę, ar jisai su pasiūlytais sprendimais sutinka, ar nėra loginių klaidų, ar nėra nesusipratimų, ar nėra blogo žinojimo apie matytą procesą. Reikia patikrinti sprendimus, ar jie veikia, galbūt ne visi jų yra tokie efektyvūs, kaip mes manėme iš anksto. Dėl to, jeigu mes galime patikrinti nedidelėje skalėje, mes tą ir atlikime kaizeno metu. Tačiau jeigu negalime protestuoti, tada pabandykime bent jau sužinoti proceso savininko ar ekspertų nuomonę. Jie turėtų įvertinti, ar mūsų sprendimai yra teisingi. Ir kai mes pasirinkome sprendimus, mes juos turėtume įgyvendinti. Dalis sprendimų bus galimi įgyvendinti to jau pat, tiesiog kaizeno metu, tiesiog tą pačią minutę, netgi tais atvejais, jeigu jie neduoda didelio efekto, mes juos turėtume atlikti. Nes didelis efektas dažnai susideda iš mažų žingsnelių. Tiems sprendimams arba tiems darbams, kuriems įgyvendinti mums reikalingi resursai ir laikas, mes jiems turime paruošti įgyvendimo planą ir visų pirma, mes turime aukščiausio reitingo pasiūlymus įgyvendinti. Mes turime numatyti, kaip kontroliuosime rezultatus. Kaip mes žinosime, kad siekiamas rezultatas yra pasiektas arba kad procesas progresuoja siekiamo rezultato linkme. Ir mums reikia išmatuoti naujo proceso parametrus, kad galėtume pasakyti, koks mūsų darbo rezultatas, koks efektas mūsų kaizen. Kaizen rezultatai mūsų sunkų darbą, stumimą akmens į kalną turėtų palengvinti. Mums turėtų būti pašalintos kliūtis ir tada procesai tikėtina žymiai palengvėtų. Jeigu kaizen rezultatai yra teisingi, arba tie kaizen rezultatai, kurie yra teisingi, kurie pasiteisina, jie turi būti standartizuojami, jie turi būti įteisinami visiems procesams arba įteisinami šiam procesui atlikimui. Turi būti parinkti rodikliai, kuriais mes matuosime ir seksime šį procesą. Turi būti aprašytas proceso nauja tvarka instrukcijose ir standartizuotame darbe. Turi būti supažindinti ir apmokyti operatoriai naujam darbui. Labai svarbu yra pateikti ataskaitą apie atliktą darbą. Reikia apibendrinti problemą, atliktą sprendimą A3 formoje ir ją pateikti vadovams ir kolegoms. Vadovai ir kolegos taip pat norėtų pasimokyti iš kaizen komandos patirties, be kita ko jie galėtų ir pamokyti komandą iš savo patirties. Jeigu kaizen komanda identifikavo ir daugiau problemų, reikia pasiūlymus pateikti kaip užduotis naujiems kaizenams. Ir pagaliau mums reikia palyginti, ką pasiekime kaizeno metu. Reikia palyginti naujus proceso rezultatus su tais rezultatais, kurie buvo iki kaizeno. Ir reikia nebejotinai įvertinti, ko mes nesugebėjome išspręsti. Jeigu mes kai kurių rezultatų nepasiekėme, nors manėme, kad juos pasieksime, mes turime galimybę įvertinti savo tobulėjimo poreikį. Čia ir yra tobulėjimo ciklo užduotis. Tai tiek apie kaizeną, kaip apie praktinį metodą.
Ir visa praktika ir turi būti patikrinta ir praturtinta praktikoje. Dėl to sėkmės jums šiuose darbuose. Aš tik pabaigai pasakysiu tai, kuo labai tikiu, kad būdų problemai identifikuoti ir spręsti yra daug, tačiau ne vienas jų neveikia be mąstymo ir darbo. Dar kartą sėkmės, ačiū už dėmesį, Saulius.